apie draugystę. Kai esi darželėje, ne, tai, pažaidai smėlio dėžėje, viskas, ir vidų jau draugai. Kai esi... Vardo paklausai? Jo, koks tavo, mano vardas, jo, mes jau draugai, ne. Tada, kai esi kur nors, nežinau, universitete, mokykloje, davai nusirašyti, ten pavalgyti kartu, žaidžiat kartu kokį nors futbolą, jau draugai, ne. Kaip šiandien tapti tavo draugu? O ką man draugai? Jo, bet jeigu taip pat pagalvotum, kas, kai mes bręstam, tų ratas siaurėja, mažėja, ne, bet jeigu reikėtų parašyti apibrėžimą, kaip tapti tavo draugu? Fainas toksai klausimas, žinai, bet man atrodo, kad tai yra labai paprasta. Mus labai visus, manau, suartina problemos arba laimės kažkokios tai, hobiai. Tai manau, kad vienas iš pagrindinių kriterijų, kaip tapti draugu, ar ne, tai arba daryti kartu kažkokį tai veiklą fainą, tai nežinau, filmuoti kartu naują laidą, keliauti kartu arba žaisti tenisą kartu. Pas mane nemažai atsiradę tokių, pavadinkim taip, draugų, su jais kalbėsi, daliniesi, bendrauji, daugiau gal netgi su senais draugais, dėl to, kad tu šiuo metu su juo žaidi tenisą, žinai.